Kvėpavimas su dėmesio valdymu. Įkvėpimas per širdį, per suvokimą, kad čia įkvėpiu saugumą, tėtį, kūrėją. Įkvėpimas, tada tarsi tas įkvėpimas, saugumas, pasitikėjimas apkabina mamą, pilvą ir sugrįžta atgal į širdį. Ir taip kvėpuojam aštuonetukės formą. Įkvėpiu tėtį, kūrėją, apglėbiu mamą ir grįžtu į širdį. Ir šitoks kvėpavimas apjungiant vyrišką ir moterišką pradą labai stipriai suaktyvina pilnatvės jausmą. Toliau, kam yra labai stipriai išreikštas protas, reikia mums perdaryti taip, kad ne protas vadovautų, bet širdis paklustų protui. Tai tada kvėpuojam, rodiklėlės eina taip, tada įkvepiam per širdį, galim net sulaikyti kvėpavimą, įkvepiam, sulaikom ir iškvepiant apkabinam protą, tarsi išreiškiant ketinimą, kad aš širdis ateinu pas tave, pas protą, su saugumu, su pasitikėjimu ir apglėbiu tave, kad tu klausytum mano vedimo. Ir vėl taip kvėpuojam, įkvepiam per širdį, sulaikom kelias sekundės ir iškvepiant apglėbiam protą su išreikšta mintim, kad einam į vienybę, bet kad širdis vadovauja, širdis veda protą. Ir vėl taip įkvepiam, iškvepiam. Tai va taip apjungiant. Dar didesnį tą aštuonetuką galim imti, kad jeigu yra širdies šitoje vietoje, sakykime, yra centras, tai apglėbiu ne materiją, apjungiu su materija. Tai va, apjungiu dangų ir su žeme. Tai toks kvėpavimas. Bet jau man padeda tą pilnatvės jausmą stipriau išjausti ir proto valdymui. Ir pradirbinėjant, sakykime, kažkokią tai dalį, galima pradirbinėti irgi su kvėpavimu. Jau vasarą buvau dalinusis, tai galiu pakartoti, kad jeigu yra kažkokia dalis, kuri iškilo, tai aš ją tiesiog pasikviečiu į širdį, paprašau, kad iš rūsio ateitų pirmą aukštą arba ją parsivedu. Tada per viršugalvį įkvėpiu šviesą ir tutelę iškvepiant į tą dalį per širdį su išreikštu ketinimą, kad būtų transformuota į šviesą, į taiką, į priėmimą, į draugystę, į vienybę, pilnatvę, į meilę. Tai, į ką mes norim tą parsivestą ir iškilusią dalį transformuoti. Ir tada taip kvėpuojam, kol pradeda lengvėti, rimti ir užlieti širdį ir kūną šilumos banga. Pajaučiam dėkingumą visai tai savybė ir kas ten buvo iškilę, ar energija. Tada padėkojam kūrėjui už pagalbą ir užbaigiam procesą su atsakomybės prisiėmimu, kad tai sutvarkyta. Tai tiek mano šiandien dar praktikos pasidalinime.